Odontologai pastebi, kad užklupus sunkmečiui dauguma lietuvių taupė ir rečiau lankėsi odontologų kabinetuose. Šiuo metu odontologai sako jaučiantys to padarinius. Per sunkmetį odontologų paslaugos šiek tiek pabrango, vidutiniškai 10%. Dantis taisytis tapo brangiau, nes prieš keliarius metus buvo panaikintos PVM lengvatos medicinos sričiai. Prieš porą metų pacientų privačiuose odontologų kabinetuose sumažėjo. Žmonės ėmė rinktis tik būtiniausias procedūras. Dabar situacija ėmė keistis. Bet jisai neskaudėjo nei dieną, nei naktį. Buvo jaučiamas žmonių sumažėjimas, buvo konkrečiai žmonės eidavo, pavyzdžiui, rodo konkretų dantį, sakykim, ir va tą dantuką noriu sutvarkyti. Bet dabar metai porą, tų žmonių vėl atsiranda, vėl padaugėja. Tai vien dėl to turbūt pirmas dalykas, kad jiem visi šitie dantis, kurie anksčiau neskaudėjo, dabar pradeda skaudėti. Reikėtų įsivalyti tą dantuką ir plombuoti paskui. Pacientų mažėja ne visur. Valstybės finansuojamose stomatologinėse poliklinikose atvirkščiai žmonių gerokai pagausėjo, nes čia dantis gydyti šiek tiek pigiau. Dalį išlaidų dengia teritorinės ligonių kasos. Mes to tokio, sakykime, krizės poveikio tikrai nejaučiame. Ypatingai, kada mes protezuojame suaugusius pensininkus, invalidus ir kada jiems yra kompensuojamos lėšos už protezavimą iš privalomo sveikatos draudimo fondo, tai besikreipiančių tikrai yra labai daug. Pernai dantims protezuoti valstybė skiria apie 30 milijonų litų. Tačiau šių lėšų visiems užsiregistravusiems neužtenka. Eilėje protezuotis dantis tenka laukti ne vienus metus. Odontologai sako, kad profilaktiškai prižiūrėti vieną dantį kainuoja 50 kartų pigiau negu tą dantį vėliau protezuoti.